Ir kokie tavo įspūdžiai, ar patiko? Žiauriai. Nu, kas labiausiai patiko? Nu, labiausiai variklio užsidegimas. Tau patinka visokie ekstremalūs jaus pojūčiai, taip? Aš matau, tu šiandien labai gražiai pasipuošęs su piloto kepure. Ar piloto specialybė yra taip, apie ką tu svajoji? Nu, ne visai. Ne visai, o apie ką tu svajoji? Kosmonautų. Kosmonautų. Nu, Bet panašiai. Be abejonės. Tai labai linkime tau sėkmės. Gražina, norėtume jūsų paklausti. Jūs paprastai pilotuojate vienmotorius lėktuvus, taip? Kaip visi mėgėjai. Taip, ir čia irgi jūsų pirmoji patirtis tokia. Na, iš tikrųjų taip. Mes nepraleidžiam progų ir aviacijos muziejui ten šiek tiek palaužėm simuliatorius su visokiais aukštais svečiais. Tiesa, man neteko skraidinti simuliatoriuje prezidento Adamkaus, kaip Dariui teko, bet na, aš pasitenkinau ir solo skrydžiu. O papasakokite savo įspūdžius, ar tai labai skiriasi, ar buvo sudėtinga, kokie apskritai jūsų įspūdžiai? Įspūdžiai kuo geriausia, aš už tai esu labai dėkinga už tokią galimybę. Ir be abejonės, na, kai žinai nors kiek, kas yra, kad ir nediduko orlaivio valdymas, tai juolab pastebi savo visiškai neišmanimą persėdus štai prie tokios technikos, bet pajusti visą tą galią ir vėlgi valdymo visiškai kitokius, reiškia, ir poreikius, ir galimybės, tai buvo kažkas tikrai nuostabaus. Ar nekilo noras galbūt įgyti licenciją ir komercinės piloto? Gyvenime turbūt viena pagrindinių būtų užduočių ir taisyklių derinti galimybės su norais. Tai noras toks be abejo būtų, bet ar realios galimybės egzistuotų, neįsivaizduoju. Tai būtų turbūt virš mano svajonių. Ką galbūt galėtumėt palinkėti mūsų žiūrovams? Mes turime YouTube kanalą, kur labai daug turime prisiregistravusių aviacijos mylėtojų ir entuziastų ir galbūt būsimų pilotų. Ką galbūt galėtumėt jiems palinkėti? Pirmiausia, kaip ir visiems aviatoriams visame pasaulyje, tiek pat nutūpimų, kiek ir pakilimų. Toliaugi kuo geriausios kloties ir tų galimybių, kurios derėtų su norais, nes noras subrandinti yra labai gerai, tai turbūt kiekvieno kelio pradžia, bet po togi iš tikrųjų geros kloties, kad tiesiog aplinkybės sėkmingai klostytųsi ir leistų siekti tų savo gražių ir aukštų svajonių. Taigi, kilt aukštyn ir leistis saugiai. Aišku. Ačiū labai Jums. Ačiū Jums.